Jis vairuoja Mersą deklaruotą ant tėvo, giliai padėjęs ant kedžio ir paradų gėjų. Pora įmonių klastotos buhalterijos, chata Palangoj ir moterys pagal kriterijus. Nebuvo pats, bet smarvės užteko, kad artimiai didžiuotus partneriai nestumtų fleko. Plius problemos praeities neperlipęs placoko, gavo pusantrų, nepizdės, bet srokas jaunystėj sportas, pirmas tarp jaunučių. Dabar Vilnius, Amsterdamas ir šeima tarp žinučių. Iš 1000 draugų liko vienas, gal du, ir 100 kolegų su pareigom vietoj vardų. Ir kaip besuk, jei ne ji, eitų jie ir pinigai visi. Bet viskas gerai, pakol tu čia, laimė pakeliama, kai dalinasi per pusę. Ji ir tas trečias, kur po velnių negali likti tik svečias. Jie jaučia jį, jis jaučia juos, bet nebėra nei vieno namuos. Jis, ji ir tas trečias, kur po velnių negali likti tik svečias. Jie jaučia jį, jis jaučia juos, bet nebėra nei vieno namuos. Ketvirta kursė iš VK, studijos veikla, pusė etato, darbas LNK. Netūsino klubas, įtreinus už lūpos, rinkosi kuklius, tik tai formalius rūbus. Nėra tokio dalbajobo visam kurse, kur matant ją nepakiltų pulsas. Fantazijos tankli krūtinė, žemynį rojo, bet tai ką tu ten galvoji. Tėvas Briuselį, mutit su politika, motina parit kokiu, bei jam reikėjo likti ką. Būti slegianti, bet tai neparit, kai yra tikslas, ir tikslas nepirigarė. Šeima krikščionių, griežta atmosfera, taisyklės aiškios, laimė atneša tik tai karjerą. Į tai mokinta, dabar jau nesuprato ką, juk laimė kur kas smagiau teikt kitam. Jis, ji ir tas trečias, kur po velnių negali likti tik svečias. Jie jaučia jį, jis jaučia juos, bet nebėra nei vieno namuos. Jis, ji ir tas trečias, kur po velnių negali likti tik svečias.